Kelias į Saulę. Kelias ritasi per baltą šviesą į Saulę, o iš Saulės išeina daug spindinčių linijų, kuris jungiasi su Žeme. Matydamas šviesų kelią arba apgalvojimas savo darbo, tai konkretus reiškinys vidinio pasaulio, kuris išneša savąjį aš į Saulę per širdį. Tiesiamas akmeninis kelias į tolį, o aplinkui jį daug smėlio. Ir einant smėlėtų keliu atsirado sąmonės trikampis. Sąmonės trikampyje kvadratas, o kvadrate keičiasi vaivorykštės spalvos. Išsiskleidžia tiek spalvos, kiek įsisąmoninimą ir leidžiasi per visą supratimo tašką, kuris jungia visą išorinę erdvę su nauju pasauliu savo viduje. Naujai būdingas lygmuo, turintis naują kvadratinę trajektoriją, tai tiesiamas kelias į savo sferą arba tavąją sferą tavo viduje. Priešais matosi Saulė, o Saulės spinduliai švelniai aštrus ir labai spindintys, kurie pereina per žmogaus kūną, o tada susidaro naujas mažas kamuoliukas, kuris juda žmogaus fiziniam kūne ir išneša į pasaulio tašką meilę ir šviesą, o kelias per šviesą tai kelias į dangaus vartus arba jo žiūrėjimo kryptis žmogaus išorinio pasaulio viduje. Naujas atsitiktinis taškas tiesiai po kojomis. Tai nauja matmens dalis, kuri išeina tiesiogiai per sielą ir tampa kristalinis, kuriame formuojasi naujas branduolys, kuris bus dar stipresnis ir energingesnis už Žemės branduolį 1000 kartų. Tai bus kaip elektros laukas. Naujas išėjimas arba naujos išorės pradžia, kuri išeina iš ištakos arba tiesiasi naujam sąmonės darbui, arba ruošiamės priimti matomus žmonės, kurie atspindi Dievo atvaizdą. Žmogaus fizinis kūnas bus pralaidus energetiniam pasauliui ir naujais spalvai arba šviesai, kuri yra virš jų ir dominuojama asmeninė kūryba savam pasauliui, kuriame mes gerbsime vienas kitą arba išnešime į meilės erdvę žmogaus naujos sielos jungti per kristalą su tikėjimu nauja visapusiška viltimi, kaip užimti valdovės šviesą ir elgtis su ja harmoningai, kad nepažeisti nei jos, nei aplinkos. Ir viskas stiprės labai greitai. Kiekvienas toks valdymas darys išminti savajam aš ir matyti savo jungtį kaip Dievo atspindį ruošiamą į save. Tada kiekvienas toks spindesys arba kūno atvaizdavimas savyje tai didžiulė tikėjimo procedūra, kuri iškels savąjį aš į aukščiausią pasaulio viršūnį ir padės tenai savo reikšmingiausią arba nuo savęs kažkokį tai peizažą, daiktą arba gyvybę. Nes įvykis tave kurs ir kurs asmeninį pasaulį savo viduje. Tada naujas gyvenimo kelias arba naujos minties formos suvokimas užtvirtinti tavo minčių sferą arba būdinga uždegti savosios sferos spalvą ir eidamas per sferą matai daug įvairios informacijos ir sferos daleles, kurios paprasta akimi yra neįmanoma įmatyti. Tai labai maži spinduliniai spindintys taškiukai, kuriuose yra matrica, o matrica atspindi baltos šviesos pluoštų ir gaunasi naujo amžiaus sfera arba nauja mintis su vandens fonu. Matosi fosforinė žemė, fosforinis oras ir visa fosforinė erdvė. Matau aš visą pasaulį, visas gelmes, o tarp jų maža šviesa žmogaus tolimajame kvadrate. Šis kvadratas su saulės šviesa arba šviesa, kuri reikalinga žmogui arba pralaidus žmogaus fiziniam kūnui. Priimti naują šviesą iš naujo vandens, kuri yra ąsotyje, o vanduo pasemtas iš naujo šaltinio, kuris bėga iš žemės gelmių. Vanduo labai tyras ir skaidrus, o dieviškas vanduo, kurį jisai sukūrė ir geria iš ąsočių su žmonėmis naujos konstrukcijos, naujos filosofijos žmonės arba kūryba, kurie matoma žmogaus šešėlį, sudaro meilę ir džiaugsmą, kuri yra sukurta ir kuria šį pasaulį teisingų ir tyru. Nauja gėlė, naujas atspindys tavo dabartinio pasaulio ir tiesiantis kelią į kosmoso platybės
ir į artimąją planetą, kuri jau jungiasi su Žeme, o jungimusi toks stiprus, kad griauna viską iš pamatų ir įveda savo naują tvarką, kuri bus pozityvi naujame Saulės mieste. Ir nauja, kuri jau bus atverta žmogui. Žmogus bus Saulės miesto atspindys, kuris kursis nuo pamatų, bet nėra jam jo, kam valdyti. Valdymas priklauso nuo išskirtinės meilės ir šviesos ir pasiryžimo šiam darbui, arba nauja vizualinė spalva, kuri išnešama į naują šviesą, arba nauja šviesa, kuri savo pasaulį iš savo šviesos atspindžio, kuris turi būti parengtas sielos pagrindu, arba pagal naują sąmonės suvokimo nuostatą, o nauja šviesytė naujai savo tiesiogiai gamtos natai, nuo kurios suspindės arba sustiprės vibro energijos mūsų širdise. Duodam impulsą iš sielos ir tegul būna taip.